Apie save. Aš esu Rimvydas Židžiūnas, esu emocinio ir dvasinio intelekto lavinimo specialistas. Prieš 20 metų aš sutikau savo dvasinį mokytoją ir nuo to laiko pasikeitė mano gyvenimas. Ir iki visus 20 metų aš labai intensyviai tobulėjau, mokinuosi ir taip toliau. Paskutinius 18 metų aš įkūriau savo mokymų centrą, kuriame aš mokinu įvairių praktikų susijusių su asmeniniu tobulėjimu. Prieš 8 metus mes su Andre sukūrėme moters magijos mokyklą, ypatingus mokymus moterims, ir ne tik moterims, bet ir vyrams, apie ypatingus moteriškus talentus, kaip juos atskleisti, kokios yra praktikos ir taip toliau. Nes dauguma mokymų yra bendrai skirti žmogui, tai reiškia, kad nebūtinai tai adaptuota prie moters arba prie vyro, yra tokios praktikos, kurios remiasi moteriškais talentais ir moterys genialios, tobulos, jos labai lengvai jas įvaldo, tos praktikas pritaiko gyvenime, tai yra tokia nuostabi mokykla. Dėl to apie tai galite daugiau rasti internete, www.emocinis-intelektas.lt ir www.motersmagiosmokykla.lt. Jeigu jūs pradedate domėtis savimi, savo mintimis, jeigu staiga jums pasidaro svarbu ne tik tai, nežinau, susirasti darbą, uždirbti pinigus, bet jūs dar norite ir laimingais būti, uždirbdami tos pinigus, dirbdami, augindami vaikus, ne tik auginti vaikus, bet ir būti laimingais augindami vaikus, ne tik gyventi su artimu žmogum, bet ir būti laimingu gyvenant su tuo žmogum, jeigu tokios temos jūs domina, nes daugumos žmonių nebūtinai domina, nes dėl to, kad jie naiviai vaikiškai tiki, kad tai turi atsirasti. Laimės jausmas jis turi nukristi. Ir taip nukristi, kad dar tavęs neužmuštų. Tai reiškia švelniai, minkštai ir taip toliau. Ir kada jūs pradedate domėtis, jūs galite pastebėti tokį labai įdomų dalyką, tai ką mes ir pradėjome šnekėti seminare, nes seminaro pavadinimą ir aprašydami seminarą, kad jeigu jūs atkreipsite dėmesį, vat jūs dabar sėdite ir tam, kad būti laimingu šiuo metu, čia ir dabar, jums principė, ar ko nors trūksta. Bet čia ir dabar. Jeigu jūs galvojate, kad jums trūksta fotelio, dėl to jūs šitame seminare sėdime, būsit nelaimingi, nes nesvarbu, kas vyktų, bet kadangi fotelio nėra, jūs būsit nelaimingi. Ta prasme, kad jeigu geriau pagalvojus, tai sakytume, gerai, kaip ir norėtųsi kavos, popkornų, Coca-Colos, nes jūs pradedat galvoti į ateitį, jūs galvojate, okei, taip, man galbūt dabar nieko netrūksta, bet kai grįšiu namo, tai reikės valgyti, rytoj aš eisiu į darbą, darbas man nepatinka, ir tada kaip aš galiu čia ir dabar jaustis laimingas, jeigu aš vaikštų į darbą, kuris man nepatinka. Ir tokiu būdu šitą akimirką pasidaro normali. Tai nėra bloga, bet ir nėra gera. Lietuviška. Bet labai įdomus dalykas, kad pas mus viduje gyvena nepajudinamas tikėjimas, kad kažkada tai bus geriau. Pas visus. Jūs visi šventai tikit. Bet tai yra nejudinamas dalykas, kad bus geriau. Ir taip tikėjote nuo pat vaikystės. Bet jūs jau suaugote. Ir toliau tikite. Kad senelis šaltis yra. Tik nevadina tai senelių šalčių, bet, kaip jūs suaugęs, jūs negalite senelių šalčių. Bet vadovas, ekonomika, pasaulis, ten dar kažkas atneš jums tą laimę. Ir žmogus gali to tikėjimo užsikabinti ir visą gyvenimą laikyti. Įsivaizduokite, tarkime, prisiminkite, kada mes vaikystėje buvome, mes visada, dauguma mes galvojome, kad kai aš būsiu suaugęs, tada aš galėsiu nusipirkti, ko noriu, nes man tėvai nenupirka. Vadinasi, visa buvo laimė nukreipta į ateitį. Po to, kada mes pabaigėm mokslus, pagaliau palikom tėvus, tada mes suprantame, kad reikia kažkokius mokslus baigti. Vat baigsit mokslus ir tada. Juk pas visus tai būna, jo. Ir štai jūs baigėte mokslus. Ir, arba, netgi čia yra smulkus dalykas, pavyzdžiui, baigsiu egzaminus
ir būsiu laimingas. Prisimet, paskutinė, ir baigė egzaminą, kaip džiaugsmo nėra, ko laukiai, buvo smagu. Taigi, baigiai mokslus, tada kas? Tada galvoju, okay, man reikia susirasti darbą. Susirasiu darbą ir būsiu laimingas. Juk visi taip galvoja. Nes jūs negalite dabar jaustis laimingo dėl to, kad jūs pabaigėt mokslus. Vat kol čia buvo, tai taip. Bet kai pabaigėt mokslus, jūs turite turėti darbą. Toliau, jūs suprantate, kad jūs ne tik darbo ieškote, bet jūs dar bendraujate su priešinga lytim. Galiausiai pas jūs atsiranda vaikai. Kažkuriuo momentu jūs galvojate, vat vaikai užaugs. Tada mums abiem bus daugiau laiko. Ir vaikai auga ne mėnesį, suprantate, jie auga 18 metų. Vadinasi, jūs laukit 18 metų, kol jie praeis. Čia laukit, kol būsit suaugę, čia laukit, kol bus 18 metų. Po to, jie suaugo. Kas belieka? Jūs galvojat, kad išeisiu į pensiją, nereikės dirbti. Išeisiu į pensiją, nereikės dirbti. Ir tada jūs išėjate į pensiją. Ir kas tada? Kada cholesterolės nukris. Ir jūs tada apima nerimas. Dėl to, kad jūs negalite sukurti garantuotos laimingos ateities. Nes cholesterolio kiekis labai pakilęs. Širdis jau pradeda šlubuoti. Suprantat, jau vis daugiau ženklų, kad nebus. Rytdienos. Jūs apima panika, tai yra didelė krizė. Ir jūs galbūt sutinkate žmonės, kurie jums pasiūlo sprendimą. Kokį? Jo, jūs galite nusipirkti, bet jūs vis tiek apima nerimas, nes jūs jaučiate, kad jūs mirsite. Bet negausit geros vietos. Jo, ir tai netgi ne tiek svarbu, bet jūs mirsite. Ir kaip dabar nugyventi tą laiką? Nes visą laiką tu gyvenai ateityje, būsi laimingas. Dabar atėjo tas laikas, kada reikėtų džiaugtis, tu negali. Tada ateina galimybė pasiūlymas. Anapusinis gyvenimas. Rojus. Ir visi žmonės pradeda vaikščioti į bažnyčią, pradeda ruoštis. Ruoštis ir po to baigėsi. Ką galima pasakyti apie tokį žmogaus gyvenimą? Jis galvojo, kad rytoj bus laimingas. Apibendrinti galima pasakyti. Jūs sutikite, kad čia ne apie kitą žmogų, apie... Pirmas dalykas, mes įsiaiškinom, kad yra mūsų protas, kuris taip tiki ir tai nepadeda mums būti laimingiems, netgi džiaugtis tuo, kas vyksta čia ir dabar. Bet dabar kitas klausimas. O ką mes darom va šituose tarpuose? Kas čia vyksta? Užgeriam. Kaip veikia mūsų protas šituose tarpuose? Užgeriam. Nes laukti reikia. Taip ilgu, norisi užsimiršti. Bet dabar mes dar pažiūrime įdėmiau, kodėl mums norisi užsimiršti. Taigi, žiūrėkit, dabar jūs esate tame momente, jūs patalpino gyvenimas čia ir dabar. Na gerai, kol baigsite mokslus, bet dabar jūs mokinate. Kol užaugs vaikai, bet dabar jūs jūs auginate. Kol uždirbsite pinigų, bet dabar jūs uždirbinėjate. Vat jūs esate, vat yra gyvenimas. Ką daro mūsų protas toliau? Kadangi dabar čia ir dabar reikia gyventi reikia, tada tas žmogus, smegenys, aptinka, kad pas jį natūraliai ir gimtai generuojasi noras. Norai. Jeigu jūs esate čia ir dabar, tai jūs negalite ignoruoti, kad pas jūs atsiranda norai. Norai valgyti, norai keliauti, norai turėti seksualinį partnerį, norai bet ko. Yra norai. Kada mes patiriam norą, kokia tai emocija, kokia tai savijauta. Noriu valgyti. Arba, pavyzdžiui, jaučiuosi vienišas, noriu bendrauti. Taip, poreikiai, bet kada poreikiai aktualizuojasi, tai yra poreikio jausmas. Poreikis tai yra trūkumas. Vadinasi, noro atsiradimas tai reiškia trūkumas, vat alkis.
Ar tai yra malonus jausmas? Vienatvės jausmas, nes norisi bendrauti, ir tai malonus jausmas. Arba nuobodu, norisi kažko tai įvairovės naujų įspūdžių. Bet tas nuobodulio jausmas malonus. Vadinasi, kada mes patiriam norus, kurie aktualizuojasi į poreikiai, mes patiriam neigiamą emociją. Trūkumas. Neigiamas, tai yra trūkumas. Taip, mūsų protas sako, po 10 metų tai bus, bet mūsų tai nejaudina. Yra poreikiai, kurie sako, čia ir dabar. Vadinasi, mes jaučiam trūkumą. Kai tik atsiranda trūkumas, kas toliau seka? Toliau vyksta mūsų mąstymo procesas. Jūs norite valgyti ir ką jūs pirmiausia aptinkate? Pirmiausia, jūs aptinkate, kad niekas nepagamino jums valgyti. Jums reikia nusipirkti, arba pasigaminti, arba, nežinau, turėti pinigų ir nueiti kažkur pavalgyti. Vadinasi, kai tik atsirado noras, kaip trūkumas pas jūs iš karto atsirado problema. Vadinasi, gimsta problemos. Bet koks noras. Jūs užsimanėte seksualinio partnerio. Ir jo šalia nėra. Problema. Jis yra, bet jis nenori. Problema. Vadinasi, bet kuriuo atveju, anksčiau ir vėliau, yra norai ir atsiranda problemas. Problemų jausmas koks yra? Bet jūs jaučiat problemą. Nerimas. Tai bet kuriuo atveju vėlgi yra atspalvis neigiamas. Nes problema. Smegenys toliau galvoja, ką daryti. Ir ką daryti? Performuoti užduotį. Jo, jūs performuoti užduotį. Nėra seksualinio partnerio. Užduotis. Susirasti seksualinį partnerį. Dabar jūs galvojate, okei, aš ką tik problemą pervadinau užduotim. Kas pasikeitė? Jo, tada jūs, nes jeigu problema, tai jūs taip ir, oi, bet vėl nėra seksualinio, vėl užsimaniau seksualinio partnerio, vėl jo nėra. Vėl užsimaniau pabendrauti, vėl nėra su kuo. Vėl užsimaniau pavalgyti, vėl nėra ko. Jeigu šito vietoj jūs sustojate, tai jūs suprantate, gyvenimas tada sutis labai liūdnai. Tada iš tiesų kažkokiu momentu jūs pagalvojate, okei, aš performuluoju, ne visi taip daro, ir ne su visom problemom, bet labai pozityvu ir teisinga. Performuoti užduotį, nes jeigu yra užduotis, tai kažką reikia jau daryti, sutinkate? Tada jūsų smegenys, tai yra protas, nes smegenys, atsiprašau, vis tiek supranta, kad reikia spręsti. Nes jūs esate suaugęs žmogus, nėra mamos, kuri jums tiekia seksualinius partnerius. Teks pačiam ieškoti, tokių būdų pas jūs atsiranda planas, bet planas tai reiškia sprendimai, sutinkate? Spręsti reikia. Sprendimai. Dabar įsivaizduokit, jums reikia susirasti seksualinį partnerį, tai koks planas būtų? Įvairių. Jeigu korektiškas, nusistatykite savo seksualinę orientaciją. Po to apsidarykite, ar kvadratiniam kilometrė aplink jūs yra tos pačios orientacijos ir tos pačius norus ir problemas turinčių piliečių. Po to jūs turite kažkaip tai juos, jie irgi turbūt sėdi namuose. Tu namuose, jie namuose, tau reikia kažkaip su jais susitikti. Vadinasi, jūs turite kažkur nueiti, kur galima susitikti seksualinius partnerius. Toliau, kai jūs ateinate į tas vietos, kur galima susitikti seksualinius partnerius, ten daug seksualinių partnerių, didelė konkurencija. Tavo reitingai irgi ne patys aukščiausi. Nes visi irgi stengiasi, ten daug susirinko su tais pačiais sprendimais. Vadinasi, tu jauti, kad jau tu pavėluotai apie tai pagalvojai. Vadinasi, kada atsiras sprendimai, netgi blaivūs sprendimai, daryk tai, nueik ten, susipažink, kad jūs matote puikų seksualinį partnerį. Belieka sprendimas, prieik ir sakyk, sveikas arba sveika. Priklausomai, nežinau, kaip jūs tai pasakysite, bet iš to turi skambėti titrai, jo, būk mano seksualinis partneris šį vakarą. Jūs kažką ten sakote, bet titrais eina, tai yra neverbalinė kalba.
Dabar, jeigu jūs tokį sprendimą turite, tai jūs galite tai padaryti. Jūs iš karto nepasitikit savim, nepasitikit juo, ką apie jūs pagalvos. Kaip jūs apie tai pasakysite, kaip jūs perduosite titrais tekstą. Vadinasi, kuo daugiau mes sprendimų prigalvojam, tuo mums sunkiau juos įvykdyti, dėl to, kad mes nepasitikim savim, nepasitikim pasauliu, bijom tai padaryti, trūksta motyvacijos, trūksta laiko, trūksta palaikymo, drąsumo ir taip toliau. O yra dar tokie nejudinami. Mano kūnas per storas, per plonas, mano intelektas per žemas, per aukštas. Nėra su ko susipažinti, pabendrauti. Jūs suprantate, kad mes grįžtame, tik atsirado sprendimai, iš karto padaugėjo problemų. Mes puolam spręsti tas problemas, bet problemas sukūrėm naujus uždavinius. Taip, aš bijau prieiti susipažinti. Tada sprendimas, prieik ir susipažink. Išgerti reikia. Tada problema, išgerti, tu išgėrei. Išgėrei, sprendimas, išgėrei. Pranyko problema, jau nesinori seksualinio partnerio. Kitą dieną galvoju, ko aš ten, dėl ko aš gėriau. Neprisimeni. Vakare prisimeni, skaudžiai. Supratai, kad tas sprendimas sukėlė ne tik tai neišsprendė problemos, bet dar yra pilna papildomų problemų. Galvos skausmas. Kaip išleisti pinigai. Arba kaip anekdotas yra, vyrukas ateina į barą, sako, ar Petras buvo šitam bare vakar? Buvo, o manęs su juo nebuvo kartais. Nes jis atsimena, kad buvo su Petru, kur buvo? Tokiu būdu problemos vėl didėja. Kažkokies, aišku, jūs įsprendžiate, bet tarkim, gerai, jūs išsprendėte, jūs turite seksualinį partnerį. Bet seksualinis partneris irgi žmogus. Irgi turi savo poreikį. Sako, žinai, aš noriu su tavim draugauti. Ir tada atsiranda naujos problemos, sutinkate? Kaip mes draugausime? Ar aš noriu su juo draugauti? Ar nenoriu draugauti? Mes dar pradedam draugauti. Ir pradedam gyventi kartu, tai tada atsiranda problemos, dėl to, kad jisai vyras, jis mėto konės kur nori, aš moteris, aš kažko kito noriu, mūsų nori nesutampa. Kaip dabar tas problemas įspręsti, kad nori nesutampa? Reikia kažką tai daryti, kuo daugiau darom, tuo daugiau problemų. Tada galvom, gal reikia vaikų, tada nusiraminsime būtų, atsiranda vaikai, dar daugiau problemų. Suprat, mūsų mąstymas iki pat pabaigos niekada nesustos. Va šitose tarpuose bus problemos, sprendimai. Problemos, sprendimai. Problemos, sprendimai. Ir bus gyvenime tokie momentai, kada problemų šiek tiek bus mažiau. Vat pavyzdžiui, jūs sėdite čia, problemų šiek tiek mažiau, išskyrus, kad trūksta fotelio. Bet tik tai kol kas. Nes jūs išeisite, grįšite namo ir protas aktyvuojasi. Ir vėl toliau problemos sprendimai, problemos sprendimai. Ar gali būti, kad jūs papuolėte į rojų ir jūsų protas negeneruos problemų sprendimų? Ne. Dėl to, kad net jeigu jūs gavote tai, ko norite, protas sakys, okei, dabar aš turiu, bet aš noriu, kad tai visada tai būtų. Bet aš susiradau žmogų, kuris mane myli, kuris man patinka. Protas laimingas. Bet protas sako, okei, aš noriu, kad visada tai būtų. Vadinasi, aš tave tai pamačiau, o tu tokia man labai graži moterį, jo vyras, taip man, protas. Dabar visada tokia būk. Kaip moteris gali būti visada tokia? Po metų, po 2, po 5? Iš ryto. Iš ryto jo. Tada jinai irgi sako, gerai, aš būsiu tokia, tada tu būk toks irgi sąrašas pateiktas. Ir viskas, laimės neliko. Nes mes jau turim apie ką galvoti. Jau atsirado problemos, kaip įvykdyti sąrašą, kurį man jinai pasakė. Kaip išreikalauti iš jos, kad jinai atliktų sąrašą. Vadinasi, čia nėra išeities, suprantat? Ar protas ką nors kitaip galvoja? Jūs pastebėjote, jūs kad nors pastebėjote, kad protas niekada nesustoja. Jūs bandėte jį sustabdyti, medituoti. Pakelkite rankas, kas nors meditavo gyvenime. O yra šiek tiek žmonių, ačiū. Jūs bent suprantate, kad jisai nenutyla. Jeigu jūs užsimanot nutilti, jisai nenutyla. Sutinkate? Ar ne?
Bet jeigu jūs užsimanėte, kad jis nutiltų, o jis nenutilo, tai kas ten viršininkas? Jūs sakėte tylėt ir jis netyli. Nu jūs pabandykit, bet jūs negalvot. Nėra problemų. Paprastai ilgiau 5 sekundžių mes nenulaikome, jeigu nesitreniravome. Vadinasi, protas pradeda sakyti taip, matai, tu 5 sekundės pabuvai, čia yra problema. Šiaip problema, aš tau pasakyčiau, tokį seminarą, kur tau apie tai papasakoju. Užpudrinau smegenis, dabar tu matai, kad aš negaliu, kad aš tave peršneku. Nereikia tokius seminarus vaikščioti, nes čia yra smegenų pudrinimas. Tu ką tik papuolei į sektą, matai? Jie tau papasakojo, kad aš viską valdau, sako protas tau. Ir tu dabar, aišku, patikėjai. Tu sakai, aišku, nepatikėjai, aišku. Bet ir jūs galite, jūs, pavyzdžiui, žiūrite į darbą ir, pavyzdžiui, įsivaizduojate, kad nėra problemų. Kiek laiko jūs patempsite, taip? Jūs motas sakys, kaip? Jeigu nėra problemų, tai ką tu tada darysi? Jeigu tu nieko nedarysi, tai tave išmes iš darbo. Vien tik tai galvoti apie tai, kad nėra darbe problemų, tai jau yra katastrofa. Suprantate, tai jūs galite ką nors įtakoti, ten vadinasi gyvena kažkas. Tai. Tas kažkas tai prie viso to šneka jūsų balsu. Nes jūs girdite, tai tarsi jūsų balsas, sutinkat? Ir nuolatos jums siūlo, kad laimingas tu būsi rytoj. Ir tai, kad tu dabar turi daryti, spręsti problemas, kurios nesibaigia. Ir vadinti tai gyvenimu. Gerbimieji, daugiau tai nieko nevyksta. Aišku, mes kažko kartą, kaip teisingai sakė, užsimirštame. Įkrentam internetą ir skaitom, kažkaip pailsim. Ar kiekvienas turi savo būdus, kažkas turi linksmesnius būdus, tam užsimiršimų ir taip toliau, bet jūs suprantate, užsimiršimasgi praeina. Vieną dieną jūs nueinate nuo interneto ir sakoma, tai problema, tu prasidėjai visą savaitgalį prie interneto. Dabar tu turėjai darbą, tu pavargęs, nepailsėjęs. Ir tai ne tik žodžiais tau sako, bet ir sukelia emocijas. Tai netgi verčia tave būti nelaimingu, nes jūs pažiūrėkite, noras tai yra trūkumas, neigiama, problemos tai yra neigiama, dabar sprendimai. Koks jausmas, kada yra sprendimai? Kaip jūs manote? Bet čia yra niuansų. Niuansai tokie, nes čia visur yra minusas. Dabar problemų sprendimai. Yra sprendimai, bet tu žinai, kad reikės kažką tai daryti ir tai tave įkvėpia. Vadinasi, tada jūs patirėt įkvėpimą. Vadinasi, vienas variantas, čia yra 2 variantai. Taip, mes žaliai priešime. Gerai, žaliai. Vadinasi, vienas variantas, jūs patirėte pliusą, tai reiškia, bet pavyzdžiui, jūs galvojate, rytoj reiks į darbą eiti ir parduoti tai. Ir jūs galvojate, čia geras sprendimas, aš noriu tai daryti. Ir yra sprendimai, kurie sukelia pakylėtumų jausmą. Bet, pavyzdžiui, kad tas pats žmogus galvoja, gerai, kad aš po to pardavęs grįšiu namo ir iki žmonai atiduoti pinigus, o ne šiaip jos visada išleidžia, neįskaitydama mano norų. Ir tu supranti, kad man reikia iš tiesų grįžus su žmona apie tai pakalbėti, išspręsti konfliktus, ir ten yra pilnas sprendimų susijusių su santykiais, ar šitą žmogų tai įkvėpia? Neįkvėpia, vadinasi, yra sprendimai, kurie sukelia neigiamus išgyvenimus. Lygiai taip pat gali būti kitiems, pavyzdžiui, man pakalbėti apie santykius su vyru, įkvepianti užduotis, aš noriu tai daryti. Bet kai aš pagalvoju, kad man reiks į darbą eiti ir parduoti tai, parduoti tai aš kabutėse sakau, jo arba vadovauti, arba uždirbti, man pakerta kojas. Dėl to iš tų sprendimų bus sprendimai, kurie bus neigiami, bus sprendimai, kurie kels susijaudinimą ir aktyvumą. Vadinasi, kiekvienas iš mūsų turėsime tokias situacijas, kuriuose mes šiek tiek patiriam pliusą, bet protas duoda tam tikrą pasitenkinimą. Bet kartais gyvenimas mus įstumia, kad visur minusas. Čia trūkumas, problemos darbe, šeimoje, sveikatos ir su vaikais. Ir sprendimai. Reikia uždirbti pinigų, bet nėra galimybių jų uždirbti. Reikia susitvarkyti santykius, bet net nežinau, nuo ko pradėti. Vaikai, paaugliai yra visai ne autoritetas. Ir tokiu būdu mes papuolame visiškai neįgimą mūsų.
Dėl to protas, kada mes gyvename va tokioj būsenoj, ar mes esame šitos etapuose laimingi? Ar negali nori būti teigiami? Pavyzdžiui, susiplanuoji, kad nori gerą turėti kelionę, tada tai motyvuoja ir tu džiaugiesi, kad tu ir sieksi to tikslo, tau bus smagu, ir pasiekus bus smagu. Tai reiškia, nėra ir problemos, ir tie sprendimai yra tam problemos. Žiūrėk, jūs visiškai, va tai, ką aš papasakau, kodėl mes to nematome. Mes nematome dėl to, kad protas sukuria iliuziją. Dabar žiūrėk, aš esu čia. Ir protas sako, kai tu važiuosi į kelionę, tu būsi laimingas. Taip, mes susiplanuojame, kad kai mes keliausime, būsim laimingi. Taip? Ne, tai jau vien siekimas to yra malonus. Palauk, bet vien tik siekimas tai reiškia, ką jūs darote? Siekiu būti daugiau pinigų. Taip, visiškai teisingai. Jūs siekiate ir siekimas uždirbti pinigus jums sukuria teigiamą jausmą. Taip? Tvarkoj. Dabar tai, kad jūs dabar negalite keliauti, negalite tų norų patenkinti, nes jums reikia sulaukti atostogų. Sutinkat, jūs tai ne dabar išvažiuojate. Tai dar pinigų uždirbti. Vadinasi, jūs turite tam tikras problemas, kurias jūs turite įspręsti. Ne tik tai susijusiu su to, kad reikia dirbti, sutinkate. Bet jūs turite ne tik tai eiti ir uždirbti, bet jūs turite atlikti daug visokių dalykų susijusių su darbais. O kitas jums patinka. Toliau, jums reikia, tarkim, jums reikia dar, yra problemos susijusių, kad jūs ne vienas norite važiuoti, jūs važiuojate dar su artimu žmogum. Vadinasi, jūs turite dar kitus sprendimus. Kitas žmogus irgi turi norėti to, ko tu nori. Tarkime, viskas gerai, jis irgi nori. Mes keliaujame, bet mes keliaujame ir mums patinka uždirbti pinigus. Mes važiuojame ten. Bet mes vis tiek, protas vis tiek sako, tu būsi laimingas tada, kada nuvažiuosi tenai. Ir aišku, tu laimingas dėl to, kad tu dirbi, bet ir šiaip tu laimingas dėl to, kad tu dirbi, dėl to, kad tau patinka dirbti. Bet iliuzija yra tame, kada tu nuvažiuosi, tam bus laimingas. Ir jūs nuvažiuojate, buvot kas nors Turkijoje, Graikijoje, Tailandė ir taip toliau. Jūs nuvažiuojate tenai. Ir atvažiuoja jūsų tas pats protas. Ir jūs įeinate pas tos turkus ir matote maistas. Ir jūs, jeigu jūs būnate savaitę, vis tiek atsiranda problemas. Maistas ne tas, viešbutis ne tas, aptarnavimas ne tas, po to žmona nori to, o tu nori šito, jinai per daug leidžia pinigų, o tu per mažai leidži pinigų. Ir tada gaunasi, kad mes papuolam į Turkiją, Egiptą, Kambodžą, Tailandą, Vietnamą ir taip toliau. Ir mūsų smegenys nesukuria laimės jausmų, o sukuria, nes mes iš karto turim norus. Tie norai yra neįgiami. Atsiranda tam tikros problemos, tai reiškia, kad mes kažko tai norim, bet dabar negalim. Protas pradeda kurti vėl teigiamas, neįgiamas emocijas ir vėl atsiranda normali būsena. Dėl to jūs pažiūrėkit, kada jūs išvažiuojate į atostogas, yra toks laikas, kurį laiką, kada viskas šviežia, jums įdomu, smegenys dirginasi tais pojūčiais. Ir po to apie 2-3 dienų jūsų santykiai su mylimąja moterim vėl tokie patys. O kodėl jie turi keistis? Dėl to, kad jie yra tokie, dėl to, kad jūs tokie, o ne dėl to, kad Tailandas, o čia Lietuva. Vadinasi, jūs kartu atvažiuojate, viskas faina, buvo dirbti pinigus, uždirbti, nuvažiuoti į Turkiją, mes pradame sėdės, bet jausmas vėlgi tas pats, santykiai vėl tie patys. Jeigu jūs turėjote, pavyzdžiui, aš ne apie iššneku, bet šiaip šneku, jeigu jūs turėjote seksualinių problemų, pavyzdžiui, moteris gyvendama su jumis nepatiria orgazmų ir jūs apie tai nieko nežinote, tai kai jūs nuvykote į Tailandą, tas vis tiek taip pat vyks. Vadinasi, moteris sakys, gal einam bananų pavalgyti? Ar masažą kokį nors užsakomą? Tu pats nesipasako, ko jinai bamba? Aš taip šauniai dirbau, tokius didelius pinigus uždirbau, taip toliai ją nuvežiau, ko jinai bamba? Eik masažą pasidaryk. Jeigu tu stebėtum save, tu matysi, kad tu lygiai taip pat ilgėsi ir Vilniuje. Tik ten palmių nėra. Ir ne bananus tu siūlai valgyti, o ką kitą. Suprantate, gyvenimas keičiasi, o protas išlieka. Taip yra momentų, kada kažkas patinka. Bet jeigu jums patinka darbas, nes jums patinka šitie sprendimai, tai būtinai yra tokie sprendimai, kurie sudėtingi. Sudėtingi, pavyzdžiui, vat vyrui. Kol santykiai viskas gerai tvarko, bet jeigu santykiai įsitempia, reikia pakalbėti, tie vyrai, kurie puikiai sprendžia darbuose reikalus, labai dažnai sunkiai bendrauja apie santykius, nes tai yra truputį kita tema ir jie nieko nemoka. Jie įpratę viską mokėti. Iš taigi jaučiu, kad ką aš galiu pasakyti. Suprantate, dėl to protas neleis apsidžiaugti. Jūs nuvažiuosite į Turkiją ir fainai praleisite laiką, bet tai nereiškia, kad jūs būsit laimingi.
Dėl to, kad protas negali būti laimingas, dėl to, kad visada yra norai. Norai automatiškai, pasąmoningai sukelia problemas. Problemos reikalauja sprendimų, sprendimai kelia naujas problemas, o kada tu patenkini norą, tik tai tuo momentu tau malonu, o po to malonumas nueina. Bet jūs tokia, jūs alkanas, pavalgyti. Ir kiek laiko jūs esat laimingas nuo to, kad jūs pavalgyti? Negali, nes smegenys jos tik tai išduoda, užtvirtinam teisingą elgseną. Nes jeigu tu pavalgiai ir įkritai savaitėjai į apsvaigimą, tavo smegenys tiesiog pasimestų, jos nesugebėtų sukurti refleksų Pavlovo. Dėl to protas veikia tokiu būdu. Malonu, užfiksuojam ir toliau tai kartuojam. Vadinasi, net neduos protas, jūs negalėsit patirti ilgai to. Vadinasi, laimė tai yra toks užtvirtinas signalas. Apčik! Ir po to tu jau vėl nori. Jūs pasėdėjote Tailandą, aš esu pas mane, buvo kažkuriuo momentu pastebėjimas su kolegomis. Tu pasėdi 2 savaitės ir tau jau nuobodu, tau vėl norisi dirbti. Tu jau dirbi, tu jau nuvažiavęs, tavo smegenys, nes jau patinka sprendimai susijęs su darbais, o ne su santykiais. Tu jau dirbi. Suprantat, vadinasi, vėl norisi grįžti, vėl ten yra gerai. Nes laimingas būsi tenai ir po to, kai ten nuvažiuosi. Kai ten atsiduri čia ir dabar, įsijungia protas, kuris negali to apsidžiaugti. Pagal, ir taip veikia mūsų protas. Kodėl jūs apie tai nežinote ir nepastebėjote? Dėl to, kad taip visi gyvena. Jeigu žemėje visi būtų balti žmonės, tai niekas nepastebėtų, kad jie balti. Bet užtektų atsirasti vienam juodaodžiui ir visas pasaulis pastebėtų, kad jie balti. Dėl to, kol jūs nesutikote žmogaus, kuris kitokioj būsenoj, jums netrodo, kad kažkas tai blogo. Tai vadinasi normaliai, kartais gerai, kartais blogai. O kad žmogus gali būti ilgą laiką laimingas ir visada laimingas, bet aš jau taip tvirtinu, nes tai yra įmanoma, taip žmogus gali gyventi ir apie tai yra paskaita. Jūs sakytumėt nesąmonė, tai yra teorija. Nes toliau, kai aš jums pasakosiu apie tai, kaip iš to išeiti, daugumai iš jūsų sakysi teoriją. Ką aš galiu pasakyti, aš taip gyvenu. Bet jūs turite suprasti, kad kodėl mes to nematome. Mes nematome todėl, kad protas yra sukurtas, kad mes esame tiksliau susitapatinę su protu. Mes, kada žiūrime į pasaulį, mes žiūrime pasaulį proto akimis. Dėl to mums ir atrodo, kad aš esu protas. Aš protas. Tai reiškia, mes tikime, kad tos mintys, kurios sukasi galvoje, tai ir aš jas generuoju. Jeigu jūs pradėtumėt stebėti mintis, jūs pamatytumėt, kad jūs galvojate vieną, o mintis gali visiškai kiek kitą jums sakyti. Tai reiškia, kad logiškai tada galima būtų suprasti, kad protas ne aš. O kas tada protas? Ir tada grįžkime į tai, kaip mūsų socializavo. Mes turime programą, kuria išauklėjo mus tam tikrų būdų reaguoti. Bet yra stimulas, tai yra tėvai atsisėdo prie stalo. Tu esi nuo mažens išmokintas tam tikrų būdų elgtis. Tai reiškia, sėdi, nusiplauni prieš tai rankas, atsisėdi, paimi peilį, šakutę, žinai kaip kas yra, ir pradedi valgyti, negrūdi rankomis. Vadinasi, mes buvome auklėjami, protas yra programa. Tai, ką mes vadinam savim, tai yra programa, kuri išmokino mus adaptuotis. Tai reiškia, yra signalai ir yra reakcijos. Vadinasi, jeigu aš niekados neatskyriau tų balsų nuo savęs, tai aš esu protas, tai reiškia, kad aš gyvenu taip, kaip sako mano protas. O protas yra išdresiruotas, tai reiškia, yra bizūnas, yra pyragėlis, ir bizūno pyragėlio dėka mums galiausiai įteigia tam tikrus scenarijus. Vadinasi, kol aš esu proto būsenoj, aš esu valdomas. Iš išorės. Čia ateiviai? Ne ateiviai. Ne ateiviai, o pavyzdžiui, tarkime, žmonės gyvena kartu ir jie yra socializuojami
Tai reiškia, jie turi paklūsti grupės įvairiems dėsniams. Ir tai nėra blogai, ir tai yra labai gerai. Bet kada žmogus susitapatina su protu, tai jisai pradeda galvoti, kaip tam tikra grupė galvoja, pradeda gyventi kaip ta grupė, vadinamas socialinis psichologinis pasaulis. Ir jisai valdomas buvo programuojamas tos 7 metus vaikystės, po to jisai išėjo iš to, nežinau, fabriko, kur gaminamas tas protas, ir visą gyvenimą pagal tas programas reaguoja. Tai reiškia, tam tikrų būdų mato problemas ir tam tikrų būdų sprendžia. Jeigu jūs pabandytumėt pakeisti, pavyzdžiui, nematyti tam tikrų problemų, matys, kad tai neįmanoma. Bet, pavyzdžiui, jūs ateinat ir sakote, pas mane yra problemos. Aš sakau, nematykit tų problemų. Jūs sakysit, negaliu. Tai reiškia, kad jūs protas užprogramavęs matyti tame problemą. Bet ar tai yra problema? Na, tarkim, pavyzdžiui, žiūrėkit, jūs neturite darbo, tai problema ar ne? Vat jeigu jūsų programa sakot, kad tai yra problema, bet tai nereiškia, kad tai objektyviai problema. Nes jūs galite rasti žmogų, kuris profesionalus bedarbis ir džiaugiasi tuo. Ir pakalbėję su juo, jūs suprasite, kad nedirbti, tai visai apsimoka. Kad tai ne problema, kad tai yra pilna laisvo laiko. Ir jūs galite rasti žmogų, kuriam tai ne problema. Ar yra objektyvios problemos? Nėra, tiesiog mūsų protas jas kuria. Mes tuo tikim, mes jas sprendžiame, jos didina dar daugiau problemų ir ratas sukasi. Ir jeigu mes esame būsime, aš esu protas, ką mes galim padaryti? Man tai yra problema. Ir tu negalės nustoti tai matyti kaip problemas. Net jeigu tai tave daro absoliučiai nelaimingu. Ką daryti? Geroji naujiena, kad mes vienas kitą galim programuoti, mes esame kontroliuojami iš išorės ir taip toliau valdomi, viskas tvarkoja. Visi pasirūpino, kad mes visi būtume valdomi iš išorės, bet ar mes esame laimingi? Ką padaryti? Savo programą. Jo, pakeisti programą. Bet kaip ją pakeisti, jeigu tu esi programa? Protas sakys, okei, aš noriu pakeisti programus, nes buvau tokiam seminarė. Ir jis įgimdys naujas problemas. Pat anekdotas. Moteris atėjo, aš neseniai pasakoju vienoje grupėje, bet jums ir papasakosiu, moteris atėjo pas psichoterapeutą ir sako, pas mane labai daug problemų ir aš nusivylusi gyvenimu ir savimi. Duokit man kokį nors labai greitą būdą, kuris gali padėti man. Čia pat aš noriu gerai jaustis ir būti laimingas. Na, psichoterapeutas sako, yra vienas būdas, kuris greitai veikia. Jūs turite tiesiog pamatyti, kaip gyvena jūsų kaimynai, pamatyti, kad jie blogiau gyvena. Jeigu pamatysit, jums palengvės. Jinai nuėjo, grįžta po 2 savaičių, dar siaubingesniai depresijų. Sako, gydytojas sako, tai pasakokit. Sako, vat aš bendravau su viena kaimynė, tai ta kaimynė tikrai turi vyrą alkoholiką. Kita kaimynė turi 3 vaikus, viena augina ir neturi pinigų jų išmaitinti. Dar kita kaimynė tiesiog turi sukliarusį žiguliuką, kuris nevažiuoja. Sako, bet aš neturiu nei mašinos, nei vyro, nei vaikų. Tokiu būdu, net toj vietoj jūs rasite problemas. Ir net jeigu tu supranti, kad tos problemos kitas problemos sukels, bet tu vis tiek sakai, kad tai yra problema. Vadinasi, pasaulis gali keistis, dekoracijos, Tailandas, Lietuva, ekonomikos pakilėjimas, ekonomikos pamažėjimas. Mes galim viską suvedinėti aplinkybėm, bet jūs jau dabar matote, kad nepriko aplinkybės. Mes taip matome. Jeigu mes matome tipinę problemą, tai nesvarbu, kokios būtų aplinkybės, mes vis tiek ją rasime. Ką daryti? Planuot? Siekt? Tai jūs sieksite toje vietoje, kur jums patinka. Pavyzdžiui, patinka darbė, jūs sieksite 10 metų, tikrai pasieksite, okei. Bet kas tuo momentu bus su jūsų asmeniniu gyvenimu?
ten jūs nieko nedarėte. Jeigu nieko nedarėt, tai kas ten vyko? Vat jūs nieko nedarote, savo darže, pavyzdžiui, kas ten vyksta? Vadinasi, ten per tą laiką, kol jūs siekite darbe, ten priaugo piktžolių. Ir taip toliau. Ką daryti? Kur išeitis? Išgerti. Jo, vyriškas pasakymas išgerti. Turėtų dar būti idealistinis. Tai Dievas turi padėti. Nu, kažkur pradėti tikėti kažkur. Bet sakykit, jūs dabar nueinate ir į kokį nors religinį judėjimą ir jums papasakoja tai, ko jūs nežinojot. Kad iki tokio, kol jūs gyvenote ir sprendėte paprastas žmogiškas problemas, jūs praleidote labai svarbias dvasinės problemas. Na, priklausomai pas ką jūs nuėjot. Jeigu nuėjot pas budistus, tai jie parodys, kad vat, kaip jūs nemeditavote. Jeigu pas krikščionis, jūs sužinosit, kiek nuodėmių jūs jau pridarėte. Vadinasi, šalia normalių problemų, jūs turėsite dar ir dvasinių problemų. Kai jūs pradėsit spręsti dvasinės problemas, matysit jų tik daugėja. Kai jūs pradėsit gaudyti savo nuodėmės, jūs matysit, kiek jų daug. Ir po to jūs galvosite, ką spręsti. Nuodėmės ar mano seksualinis partneris, kuris jau 4 savaitę laukia, kol aš baigsiu dvasinius ieškojimus. Vadinasi, jeigu protas pradeda ieškoti Dievo, tai jis randa. Tai yra šaltinis problemų. Suprantate, čia yra intelektualinis detektyvas. Intelektualinis detektyvas tai momentas, kada nieks negali rasti sprendimo. Nes protas nežino. Jis niekada apie tai nesusimąstė. Nes reikia, kaip teisingai, ką sakom, kad reikia išgerti. Išgerti tai reiškia užmiršti tai, ką aš pasakiau, užmiršti tai, ką jūs išgirdote, sąmonė apsaugos jūs nuo tos informacijos. Po to ryte, kaip rūke, išliks tai, ką jūs čia girdėjote. Jeigu dar išliks, tai dar sakysit, nu nesąmonė, aš neprisiklausiau, diskredituosite, jūsų pasąmonė sugers viską, jūs užmiršit ir apsidarysite galvosit, kaip ir normaliai viskas. Ir toliau vėl. Kokie metatai suometės? Dabar man reikia uždirbti pinigų ir tada. Dabar vat, mes nuvažiuosim į Tailandą ir tada. Ir daugiau nevaikščioti iki seminatų. Užtenka. O tai numuša. Gerai veikiančią programą. Išgerti, tai čia lygiai taip pat, kaip jums lūžo kaulas, jūs paėmėte, išgerėte nuskausminančius, nuėjote miegoti ir po to ryte pabundate ir žiūrit vėl skauda. Vadinasi, jūs galite išgerti nuskausminančius, bet jūs vis tiek matysite, kad taip vyksta. Ir vienintelė paguoda yra tikėjimas, kad kažkaip tai viskas susitvarkys. Ir žinokit, jūs ne vienintelis taip galvojate, visi žemės rutuliai taip galvoja. Ir vis tiek kažkas tik gerėja. Va čia yra labai svarbus žingsnis ir pamatymas, kurį pamato žmogus, kada jisai pradeda ieškoti, užduoti savo klausimą ir ieškoti tokio paprasto dalyko. Šitam gyvenime aš noriu būti laimingas. Ne tai, kad aš noriu pinigų turėti, ne tai, kad aš noriu seksualinį partnerį turėti, ne dėl to, kad aš noriu vyrą, moterį susirasti, ne dėl to, kad aš noriu vaikų. Visa tai yra okei. Bet jeigu mes ne vaikų, ne vyro norime, ko mes iš jo norime, iš moters? Mes norime būti laimingi su juo, sutinkate? Mes viską gyvenime darom tik tam, kad būti laimingu. Ir į darbą mes ten vaikštom ir dirbom irgi, ne tai, kad uždirbti pinigų, o kad būti laimingu, uždirbus pinigus, kad būti laimingu, dirbant. Nes jeigu jūs nueisite į darbą ir jūs uždirbsite pinigus, bet būsit nelaimingas nei nuo to, kiek jūs uždirbote, nei nuo to pačio proceso, tai ar jūs kas nors sugebės nulaikyti tame darbe. Ir visada yra branda, tai yra tam tikra branda žmogaus gyvenime, kuri labai dažnai kartais įvyksta po įvairių gyvenimo krizių, kada žmogus sustoja ir sako, ko aš noriu. Taip, aš suprantu, va, baigti mokslus, ten susirasti, skurti šeimą ir taip, bet iš tiesų, ko aš noriu. Ir išeitis iš šito rato ir užduoti klausimą. Kas mane daro laimingu? Daro laimingu.
Jeigu jūs užduosite klausimą protui, arba jūs nueikit ir užduokit šitą klausimą savo draugui, be konteksto paskaitos, jūs matysite, kad jis sakys, kokias nesąmonės šneki. Kam apie tai galvoti? Jūs pastebėjot, kad kvaila atrodo apie tai galvoti. Dėl to, kad protas sako, negalvok apie tai, kvaila, dėl tu aš nusimušiu. O kai nusimušiu, tai tikrai būsiu nelaimingas, dėl to nelysk su šitais klausimais. Bet jūs neišveskite šito klausimą, nes tai yra labai svarbu. Kas tave daro laimingu? Vat santykius, o tu aiškinasi santykius. Kas iš tiesų tave daro laimingu? Santykius. Vat jūs dirbate darbė ir kažkas jums ten nepatinka, bet iš tiesų kas jūs daro laimingu? Jeigu jūs nežinot šito atsakymų, tai kaip galima žinoti, kur apskritai judėti? Judėti ten, kur sudėtos rodiklėlės su užrašais. Dabar tau reikia norėti vaikų. Dabar tau reikia, bet jūs, pavyzdžiui, nenorite vaikų. Bet jūs pavaikštot pora, dviesi kartu. Pavaikštot su giminėjom pašneka, su artimais pašneka. Ir sužino jau, kad jie turi norėti vaikų. Dar pavaikštot pašneka, po to išeina į parką, pamato moteris vaikščiančias su vaikais, vežimėliais. Vieną dieną atsisėdė ir sakai, nu, kiek ženklų buvo daug. Ir aš noriu. Ir tas atsiranda. Bet niekas neužduoda, kas mane iš tiesų daro laimingu. Ir kartais po to su vaikais va taip ir yra, suprantat, su darbu jūs galite, bet tu turi vaiką, tada jau kitos išeities nėra, kaip būti laimingu. Ir dar noriu, kad ir vaikas išmoktų būti laimingu. Ir jam perduoti tokį gyvenimą ir taip toliau. Dėl to klausimas, kuris jūs padės išvesti, kas mane daro laimingu. Pradžioje tai yra diskomfortiškas klausimas, nes jūsų protas negali atsakyti. Jeigu jūs užduosite savo klausimą, jūs nustepsite, pas jūs atsiras galvoti tuštuma, jūs nežinote. Nors iki to laiko, prieš 10 sekundžių, jums atrodė, kad žinote. Suprantate, čia ir yra matrica. Jūs protą žino, tai aišku žinau, kas mane daro laimingas. Bet tu sakai, okei, nu mat dabar tu tą turi, ar tu esi laimingas. Kas iš tiesų tave daro laimingas? Nes laimė tai yra vidinė būsena. Jie gali sukelti išorinę aplinkybę, o gali nesukelti. Ir tai priklauso ne nuo išorinio aplinkybių, o nuo ko? Nuo vidinio aplinkybių. Jeigu jos susideda, tu laimingas. Jeigu jos nesusideda, tu nelaimingas. Šalia tavęs gali stovėti nuostabi mašina, kurią tu norėjai nusipirkti. Bet tai negarantuoja, kad tu būsi laimingas. Suprantate? Ir lygiai taip pat šalia jūsų gali stovėti idealus vyras, ideali moteris arba idealus namas, bet tai negarantuoja, kad jūs būsit laimingas. Galbūt tuo momentu, bet po kiek laiko, po 10 minučių, po 15, negarantuoja, nes gali aplinkybės nesusidėlioti. Jūs nusipirkote tą automobilį arba namą ir suprantate, kad dabar jums reikės 30 metų juodai dirbti. Jūs esate banko, kaip čia pasakyti, įkaitas. Ir kaip tai turite namą, bet nelaimingas. Bet ekonomika tai sukasi, nes jūs paimėt kreditą, eisit dirbti, bankui gerai, jums irgi gerai, tiksliau vadovui gerai, nes jūs susite pedalus darbe. Ten kažkas gamina elektrą prijungia. Jūs sukate. Ir jums sako, tai normalu, taigi tu to nori, tu suk pedalus, tu suki pedalus. Nes laikas dabar sukti pedalus. Bet jeigu jūs užduosite, kas mane daro laimingu, tai jūs sakysite, kam aš suku šitus pedalus? Čia kaip tam karikatūrai, kada voverė atveda savo jauniklį ir sako, kai aš numirsiu, rodo į tą ratelį, kur voverė bėga. Kai aš numirsiu, tau jis atiteks. Taigi mes judame toliau, aš papasakosiu jums. Toliau aš papasakosiu ir pasidalinsiu savo patirtim, kas gali padėti išeiti iš šito rato. Išeiti iš šito rato ne sugriaunant visko ir atsisakant ir išeinant kažkur į kalnus, kur gyvena laimė. Ne, nieko nereikia mesti ir nieko nereikia išeiti. Visą tai labai svarbu ir reikalinga. Bet kai mes suprantame, kad problema ne darbe, ne piniguose, ne tuose ratuose, kuriuos mes sukam. Ne. Problema yra viduje, kad viduje nesusidėlioja aplinkybės. Jeigu susidėlios viduje aplinkybės, tai išorinės aplinkybės, nesvarbu kokios bebūtų, viskas bus nuostabu. Vadinasi, reikia kažkaip sudėlioti vidinės aplinkybės. Ir tam, kad sudėlioti vidinės aplinkybės, mes pradžioje turim susidomėti, kas mane daro laimingu. Ir toliau mes turime pradėti
stebėti save, domėti savimi ir rasit atsakymą.